Labadiena. Dažnai iš klientų sulaukiame klausimų, kaip jiems registruotis PVM mokėtojais. Taigi trumpai papasakosime, kaip vyksta šis procesas. Tai pirmiausia, įmonės vadovas arba buhalteris arba kitas įgaliotas asmuo mano VMI sistemoje pateikė prašymą įsiregistruoti PVM mokėtojui. Prašyme reikės nurodyti einamųjų metų ir praėjusių metų pajamas, kokios apmokestinamos buvo, ir ar planuoja tiekti prekes ir paslaugas ateityje. Tai nurodo šitus duomenis, pateikė prašymą ir prašymas vertinamas maždaug 3-5 darbo dienas. Tada VMI atsiunčia klausimyną su papildomais klausimais. Kai kuriais atvejais to klausimino įmonės negauna, bet didžioji dalis gauna. Taigi paaiškinsime, ką reikėtų pasiruošti iki to klausimino gavimo. Dažniausiai informacija prašoma klausimynė yra tokia. Informacija apie įmonės akcininkus, vardai, pavardės, kiek akcijų dalių turi procentais ir taip toliau. Tada apie ar akcininkai kontroliuoja kitų įmonių akcijas. Jeigu kontroliuoja, tai yra turi daugiau negu 50, tada reikia nurodyti tų įmonių pavadinimus, kokią dalį kontroliuoja ir panašią informaciją. Taip pat, jeigu kontroliuoja kitas įmonės, gali paprašyti tų įmonių paskutinių metų arba 2 metų taip pat pajamų registro, kad matytų, kokias pajamas generavo tos įmonės. Taip pat klausimas gali būti, ar pati įmonė kontroliuoja kitas įmonės. Tai jeigu tokių turi kitų įmonių akcijų, taip pat reikės nurodyti tokius duomenis, įmonių pavadinimus, kodus ir panašią informaciją. Tada labai svarbus punktas, kurį gauna turbūt visos įmonės klausimynė, aprašyti įmonės vykdomą arba numatomą vykdyti veiklą. Tai reikės prašyti smulkiau, ne kelių sakinių formate. Reikės aprašyti, ką įmonė planuoja veikti arba jau vykdo. Jeigu tai prekės prekiaus, tai kokiamis prekėmis prekiaus, kur sandėliuos prekes, iš kokių tiekėjų pirks, kas iš įmonės pirks, kas bus tie pirkėjai, ar fiziniai asmenys, ar įmonės. Jeigu jau sudarytos kažkokios preliminarios sutartys, tai labai gerai būtų jas pateikti ir nurodyti tos konkrečius pavadinimus. Tada gali paprašyti pačios įmonės pajamų registro už paskutinius metus, dabar gal netgi už 2 metus gali paprašyti, jeigu įmonė jau vykdanti veiklą. Jeigu naujai registruota įmonė, greičiausiai to neprašys. Tada greičiausiai paprašys, kada numatomas pirmas sandoris, su kuo, kokia suma ir panašią informaciją. Taip pat dažnai prašo tokio dalyko, iš kokių lėšų bus vykdoma veikla. Tai reikės pateikti arba banko išrašus, arba paskolos sutartis, jeigu kažkas skolina pinigus tai veiklai, arba ten banko paskolos ir kitas finansavimo pagrindžiančius dokumentus. Taip pat reikės paaiškinime dar nurodyti, kai nurodysit, iš ko pirksit prekes ar paslaugas ir kam parduosit, tai jeigu turite jau kažkokias sutartis, užsakymus, tai būtinai jos reikėtų pateikti, tas pagreitina procesą, dokumentai prisegti. Jeigu įvykdyti veiklai reikalingos patalpos, tai taip pat labai gerai prisegti būtų nuomos ar panaudos sutartis. Kaip minėjau, jau jeigu prekės turi būti sandėliuojamas sandėlio arba nuosavybės dokumentus arba nuomos panaudos sutartis. Taip pat gali būti paprašyta dar licenzijų ir leidimų, jeigu vykdomai veiklai jie yra būtini. Ir dar kas būtina, tai iki to pateikimo prašymo geriausia arba iki klausimyno gavimo reikia pasitikrinti, ar įmonė pateikė mano VMI sistemoje 079 formą. Tai yra forma apie visus įmonės duomenis, korespondencijos adresai, kontaktiniai, telefono numeriai, elektroniniai paštai, vykdomos veiklos kodas ten yra nurodomas, tas vadinamas VRK kodu. Taip pat nurodoma, kas tvarko apskaitą įmonei,
Tai šita informacija turi būti pateikta, jeigu jinai nebus pateikta, tai klausimynė įmonė gaus tą pastebėjimą, kad turi pateikti. Taip pat, jeigu įmonėje reikalinga vykdymo veikla arba jeigu prekiauja per elektroninės parduotuvės, tai turi pateikti dar FR 0791A formą. Ten yra nurodoma elektroninės parduotuvės nuoroda arba faktiškai vykdomos veiklos vieta. Ir jeigu tai yra mažoji bendrija, registruojasi PVM mokėtojų, galimai galite sulaukti prašymo, kad pateikti MB narių civilinės sutartis, visas turimas arba tik su ta įmonė turima. Tai šitas klausimas taip pat dažnai būna. Šis sąrašas yra nebaigtinis ir kiekvienų atveju VMI gali paprašyti skirtingos informacijos. Todėl rekomenduojame pasiruošti šią informaciją iš anksto, tai pagreitins registracijos procesą. Tai sėkmės darbuose ir iki.